Skausmas lazerinės epiliacijos metu. Tikrai labai daug vietų komunikuoja apie tai, kad ateikite būtent į mūsų įstaigą, nes lazerinė epiliacija pas mus yra neskausminga. Klausimas tada, ant kiek jinai yra efektyvi, jeigu jinai visiškai neskausminga. Kūno temperatūra yra 36,6 laipsniai pagal Celsių. Vadinasi, jeigu mes patirime tik tais tokią šilumą ar šilumą iki 43 laipsnių, kuomet jokie pokyčiai mūsų organizme nevyksta, mes jaučiame malonę šilumą. Kas atsitinka po jos? Kodėl jūs sakote, kad bet man iškrito plaukas? Taip, todėl kad homeostazė vis tiek yra sutrikdyta ir plaukas iškrenta, bet atauga naujas. Ir dėl to tas procedūrų skaičius jau tampa nebe 6, 8 ar 10 procedūrų, bet tampa ir 15, ir 20 ir taip toliau. Tai kasgi turi būti toje procedūroje, kad jinai būtų efektyvi? Ogi turi jaustis karštis. Jeigu lazeris yra profesionalus, turėtų jaustis ir šaltis, ir tas karštis turėtų būti lyg adatėlėm eina gilyn į odą. Lazerinė epiliacija negali būti labai maloni procedūra, nes kitaip jūs tik pašildys maloniai, bet efektą jūs nematysite. Taigi kviečiu rinktis tokias vietas, kurios žino, koks jausmas turi būti. Linkiu jums gero efekto sulaukti jūsų pasirinktoje įstaigoje.